Sveiki, bičiuliai. Tema lempinis garsas. Tai šią savaitę pas mane lankėsi Edvardas Bielskis ir atvežė paklausyti naujausią savo sukonstruotą lempinį stiprintuvą, apie kurį šiandien pakalbėsime. Neslėpsiu, šio stiprintuvo prototipo jau esu klausęs, stiprintuvo moketo ir tikrai jis pačioje pradžioje jau man padarė didžiulį įspūdį, o dabar turiu progą pasiklausyti jau beveik visiškai užbaigto gaminio. Na, trūksta dar kelių smulkmenų, apie kurias pakalbėsime video eigoje. Šį stiprintuvą galiu įvardinti kaip mano namuose ir šiuose dirbtuvėse geriausiai skambantį produktą, kuris yra buvęs. Tikrai geresnio stiprintuvo nesu klausęs šiuose patalpose ir savo namuose. Tai tikrai su didžiuliu entuziazmu būtent apie jį ir pakalbėsime. Pakalbėsime apie pačią konstrukciją, panaudotos kokios lempos yra, pažiūrėsime šiek tiek vidun. Na ir žinoma, pabaigoje atliksime tokį mėgėjišką testą. Tai kam patinka mano kūriamas turinys, nepamirškit paspausti like, parašykit komentarą, prie projektų galit prisidėti Patreon, PayPal ir pridėsiu banko sąskaitą. Na, važiuojam! Apžiūrėkime šį gražuolį. Iš išorės pakalbėsim apie techninius aspektus šiek tiek. Na, kaip matote, dizainas tikrai puošnus. Edvardas kiekvieną stiprintuvą gaminamas tobulėja labai greitai. Ir šitokį gražuolį tikrai su mielu noru priglaušiu į savo kolekciją, pasidėčiau, grožėčiaus. Na, neužbaigtas dalykėlis, galim pakalbėti, yra ši rankenėlė. Edvardas, kiek kalbėjome, sakė, yra užsakęs rankenėlę garso reguliavimui, kuri, na, pritiktų prie šio dizaino. Tai šitą dalyką dar užbaigs. Iš skambėjimo dalies tai tikrai viskas yra pilnai užbaigta. Klausydama šio stiprintuvo neišgirdau jokių nei barškėjimų, nei tarškėjimų, jokių blogų dalykų. Tikrai viskas išbaigta maksimaliai, be jokių klaidų. Pakalbėkime apie pačias lempas. Tai šis stiprintuvas yra push-pull tipo. Galiniam stiprinime, galiniam kaskade, kaip matote, yra 4 lempos. Tai yra panaudotos 6P3S. Pirminėje dalyje yra panaudotos 6F12P, mano nuomonė tai yra, na, geriausiai skambančios lempos. Kiek aš esu girdėjęs ir dabar naudojau jas savo Dakė su tada 1541 čipu. Edvardas Bielskis man buferį irgi suprojektavo, daug prisidėjo prie jo pagaminimo. Tai tikrai, mano nuomonė dabar šiuo metu yra, na, šiuo metu tikrai man geriausiai skambančius lemputės ir tikrai skiriasi stipriai jų skambesys nuo mūsuose paplitusių, na, kuriuos eina dažniausiai į lempinius stiprintuvus. Tai apie šias lemputės galėsim kažkada pakalbėti ir daugiau, aišku, jos turi ir ydų, bet tikrai pliusai atsveria minusus. Tai dabar apie galę galim pakalbėti. Pati galia šio stiprintuvo yra 13 W prie 8 ohmų. Na, tikrai pakankamai galingas. Na, kiek klausiau ir su kvadais buvome SL 57 pajungę klausę, tikrai puikiai skamba. Na ir klausau dabar ant savo projekto, kurio niekaip nepabaigiu, ant 100 decibelų jautrio kolonėlių. Tai tiesiog puikiai skamba. Klausėm įvairią muziką ir senus Metalikos albumus ir džiaziuko klausėm ir vokaliuko. Viskas skamba puikiai su šiuo stiprintuvu, tai tikrai puikiai dorojasi su įvairia muzika. Nėra jokio, kaip kiti sako, muilinimo. Tikrai ši lempa skamba labai skaidriai. Na ir tai aišku įtakoja pirminės šios lemputės, nes jos labai gerai atkuria aukštą ir vidutinį dažnį. Tai būtent dėl to man taip jos ir patinka. Tai dar apžiūrime kartelį. Toks vat mano pasakojimas apie patį techninius šiek tiek aspektus. Dabar eisime, pažiūrėsime, apvertę jį, šiek tiek matosi, kaip jis yra sukonstruotas, kažkiek pakomentuosiu. Na, po to eisime, žinoma, ir pasiklausysime ir papasakosiu savo pastebėjimus po perklausos. Na, štai iš galinės pusės toksai vaizdelis, tai yra išvestis, čia yra 4 ir 8 ohmų. O čia yra vienas įėjimas. Na, įėjimas vienas nėra blogai, nes kuo daugiau visokių selektorių,
Tai, kaip žinot, kuo daugiau visko signalų kely, tuo daugiau degradacijos garse. Tai tikrai nėra blogai, kad yra vienas tik tai įėjimas. Na, apžiūrėkim, kas viduje, aptarkim. Kaip mato, tikrai pagamintas namuose ir kokybiškai surinkta, tikrai negėda būtų turėti taip surinktą stiprintuvą. Žinant, kad tai ne kažkokiam fabrike pagaminta ir ne pramoniniu būdu, tikrai kruopštus darbas. Štai plokštės vienam kanalui, kitam kanalui. Irgi Edvardas pats pasigamino jas, tikrai kokybiškai pagaminta, dailiai ir tvarkingai. Na, dabar pakalbam apie šitą dalyką. Taip, šis stiprintuvas naudoja impulsinį maitinimo šaltinį. Ir taip, Edvardas puikiai moka gaminti impulsinius maitinimo šaltinius. Galima sakyti, kad tai yra jo arkliukas. Kiek teko klausytis gaminių su jo pagamintais impulsiniais šaltiniais, neturiu kažkokių blogų tikrai atsiliepimų, nuomonių. Tikrai puikiai viskas pagaminta, puikiai skamba. Tai aišku, audiophilai pasakytų, kad tai ne feng shui, kažkas taroidas turi būti, paprastas maitinimas turi būti. Ne, bet aš kiek klausiau, viskas gerai, yra tikrai. Jeigu kokybiškai moki surinkti, kokybiškai pagaminti impulsinį maitinimo šaltinį, tai tikrai nemanau, kad tai yra kažkoks blogis. Visą korpusą Edvardas buvo atsiuntęs nuotraukų, tai pats grinai susivirino visas dalis. Viskas yra pagaminta jo pačio rankomis, nėra naudota kažkokių dalykų pagamintų pramoniniu būdu. Tai tikrai pasižiūrėjus, matosi, kad daug darbo įdėta. Ir pats rezultatas, kaip skamba šis gaminys, su mielu noru nusipirkčiau. Taip skambantį stiprintuvą ir džiaugčiaus ilgai. Nes, na, kiek turėjau, kiek buvo atvežę kiti paklausyti, kitų gamintojų gaminių ir esu pramoniniu būdu pagamintų klausęs. Tai tikrai šis stiprintuvas pagal savo skambesį, braižą, lenkia tikrai brangius daiktus. Na tai eisime dabar, atliksime perklausą. Tikrai, manau, bus įdomu šiek tiek pasiklausyti kažką tais, kaip jisai groja. Muzika, aišku, nebus su autoriniam teisėm, įrašas irgi nebus labai kokybiškas, bet šiaip susidaryti bendrą kažkokią nuomonę, manau, turėtų padėti. Nes daug žmonių prašo, kad kažką pagrotume, tai būtent tai ir padarysime dabar. Aptarsim dabar patį stiprintuvo skambesį. Tai šią savaitę jį testavau tikrai intensyviai. Klausiau ir Leonard Cohen, kurį nesenai gavau dovanų. Ir Benjamin Clementine albumo. Na, irgi puikiai skambantis. Ir kiek kitokio Metallica. Vienas iš senesnių albumų. Na, Metallica seniai albumai, kaip žinia, visi puikiai skambantis. Klausiau ir Dianos Krall, ir instrumentinės muzikos įvairių atlikėjų, tikrai protestavau normaliai. Tai dabar galiu tikrai pasidalinti savo pastebėjimais ir nuomonę. Šio stiprintuvo arkliukas, mano manimu, yra vidutinis dažnis, nes klausant vokalo, atrodo, kad vokalistą gali paliesti. Taip arti atrodo. Atrodo, tiesiog į veidą tau reikia.
Aukšti dažniai irgi puikus, klausant ypatingai senų Metallicos albumų, na tos lėkštės taip tikroviškai ciksi. Tikrai puikus garsas ir aukštų, ir vidutinių. Su žemu irgi jokių problemų, nes jeigu eina paklausyti seno roko, klasikinių roko įrašų, klausiau ir techno įvairios muzikos, na tikrai jokių problemų su žemu dažniu irgi nebuvo. Tai ne veltui video eigoje sakiau, kad tai yra geriausias mano girdėtas stiprintuvas mano namuose, mano dirbtuvėse, tai žinokit, taip ir yra iš tikrųjų. Ir tenka man paklausyti tikrai ir žmonių atvežtų stiprintuvų, ir audio video parodoje Varšuvoje tikrai paklausiau daug lempinių stiprintuvų ir labai blogų buvo, ir labai gerų. Tai mano manimu šis Edvardo stiprintuvas sukonstruotas push-pull tipo tikrai galėtų konkuruoti tarp geriausių mano girdėtų. Ir kiti žmonės, manau, išgirdę šį stiprintuvą irgi pritartų mano nuomonei. Tai laukiu jūsų komentarų, pasidalinkit savo nuomonę apie lempinius stiprintuvus, kokius jūs klausot, su kokiam lempom, kokios komplektacijos. Tikrai labai įdomu išgirsti jūsų nuomonę, kokią temą norėtumėt kito video, ar apie lempas, ar pakalbam apie kažką kitą. Tai būtinai parašykit, o šiam kartui tiek. Susitiksime kitą savaitę. Iki.